Įsivaizduokite, grįžtate po sunkios darbo dienos, mintis sukasi tik aplink jaukius šiltus namus, bet nerandate vietos priparkuoti automobilį. Deja, tačiau tai yra didmiesčių gyventojų kasdienybė. Negana to, jog parkavimo vietų ir taip trūksta, dalį jų užima seniai nebenaudojami automobiliai. Ir žinoma, tai kelia labai didelį daugiabučių gyventojų nepasitenkinimą. Didžioji dalis tų savininkų pasirūpina arba po įspėjimo, arba jau skyrus piniginę baudą. Tačiau jeigu ir po to nepasirūpina, tai dažniausiai jau taikomas konfiskavimas. Viešosios tvarkos grupės atstovo teigimu, kasmet gaunama apie 4000 nusiskundimų dėl tokių paliktų automobilių. Pavyzdžiui, Panevėžio savivaldybei netgi teko bylinėtis dėl tokio konfiskuoto automobilio. Vis dėlto teisme Panevėžio savivaldybė buvo pripažinta teise. Todėl būkime sąmoningi, ir nenervinkime tų kaimynų po tos sunkios darbo dienos.